vienas toks, nežinau, verta sakyti protingas, gal ir nelabai, bet žmogus iš rytų, kuris šiaip yra pakankamai nemėgstamas Lietuvoje, tai toks Leninas yra pasakęs vieną kartą, kad kolegos, jeigu nesugebėsi susitarti iš esmės ir dėl esmės, o pradėsi diskutuoti apie detalės, tai kiekvieną kartą diskutuodami apie detalės jūs grįšite prie diskusijos apie esmę. Tai būtent šitą dalyką Lietuvoje aš matau. Tai yra nebandoma kalbėti apie esmę. Aš girdžiu labai atskirų grupių atskiras problemas. Tai yra mergaitės istorija, ar ne, pedofilijos visa byla, tai yra vaikų teisės, vienokios ir kitokios. Galima čia iškelti ant stalo ir padėti studentų teisės, kurių irgi ne visi laikosi, jas ne visada yra atsižvelgiama. Bet ko man trūksta iš politikų, nes šito žmonės aš matau, kaip tam tikrus atspindžius mūsų visuomenės ir tam tikrus žmonės, kurie turėtų rodyti pavyzdį, tai man ypatingai trūksta tiesiog žmogaus teisės iš esmės, kad būtų padėtos politiniai darbotvarkiai. Ir mes kalbėtume apie principą, kad reikia jas gerbti, reikia jas puoselėti, reikia su jomis tvarkytis ir žiūrėtis, o ne apie atskiras kažkokias tai dalis. Nes mes labai dažnai turim, kad viskas priklauso nuo taip, kaip vėjas papučia. Tai yra vienoje vietoje aš ginu žmogaus teisės, tarkim vaikų ar ne, bet kitoje vietoje tos pačios žmogaus teisės, kai kalbant apie šeimos sąvoką, jos kažkaip išnyksta, nes man tiesiog taip atrodo. Tai šioje vietoje aš matau labai aišku, iš principo nesupratimą ir iš esmės nepritarimą žmogaus teisėm, o tik tam tikriem atributam visos šitos dalies. Tai mano klausimas šitoje būtų vietoj toks paprastas pakankamai, ko tikėtis, tas klausimas galbūt buvo šiek tiek labiau orientuotas į parlamentinės partijas ir jų politinės programas, ką mes jau dalį išgirdome. Bet man asmeniškai įdomu, ko galima asmeniškai tikėtis, kaip padaryti, kad iš tikrųjų visiems tai taptų nesvetima, įdomu ir tai taptų objektyvu, o ne tiesiog karts nuo karto iškeliamų klausimų, kuris dažniausiai vėlgi yra keliamas tik dėl tų pačių politinių dividendų, bet ne dėl to, kad yra prasta situacija. Tomai, pradėsiu tuo. O greitai. Čia toks tikrai jau gilesnis klausimas ir puiku, kad jis užduodamas. Tiesiog aš manau, kad puikus formatas šitos dienos. Iki pietų mes tikrai turėjom tas gilesnės diskusijas, turėjom 3, ir tada turim vieną, intelektualus tokius šviesulius, kurie tikrai ir filosofiškai ir iš esmės daug kalbėjo. Aš tai galėčiau nuo savęs pasakyti, kad tikrai pritariu 95%, jeigu ne 9%. To, kas buvo kalbėta tokio iš esmės. Gal tik kas nebuvo kalbėta, kalbant apie žmogaus teisės, buvo daug kalbos, kad liberalioji demokratijoje tai yra esmė, tai yra tam tikras, kaip sakyti, visiškai būdingas bruožas. Gal kai kalbam apie interesų derinimą dar, šiek tiek jau giliau kalbėti, ne taip politiškai, kasdieniškai, kodėl tai yra svarbu. Turime tiesą nesumenkinti tos interesų svarbos. Demokratinėje visuomenėje turim įvairių grupių, turim įvairių interesų. Ir aš matau žmogaus teisės kaip tam tikrą, galbūt įrankį tos interesus derinti. Nes derinti interesus demokratinėje visuomenėje yra neišvengiamai būtina. Tai yra interesų skirtingų bus ir tai yra absoliučiai aksioma, kad juos reikia derinti. Ir jeigu jie yra derinami gerbent, ar ne, gerbent kitą žmogų, gerbent kito žmogaus teisės, mano supratimu, štai čia yra ta didžiulė reikšmė žmogaus teisų, kuri būtent demokratinė visuomenė yra svarbi. Kitaip sakant, žinoma, mažumų teisės, apie ką buvo daug kalbėta, bet ir šitas vaidmuo, šita funkcija interesų derinimo. Tai čia galbūt yra tam tikras, kaip sakot, kalbėti iš esmės. Aš manau, kad čia yra didžiąją dalimi esmė, tai yra vėlgi interesų derinimas atsižvelgiant į žmogų, į pagarbą žmogui, ir tai yra visgi vakarietiškos civilizacijos, vakarietiško pasaulio bruožas, supriešinant tai, kaip rytietiškom pasauliu, kaip irgi buvo kalbama, ir profesorius Aleksandravičius kalbėjo apie tą valstybės ar ten kažkokio kolektyvo dominavimą, kur žmogus yra tam tikras sraigtelis. Tai matyti žmogus teisų pati, iš esmės, ta koncepcija mums duoda šansą gyventi tokioj visuomenėje, negu gyvenom. Ir dar man vienas dalykas patiko iš to, ką jūs
kalbėjote, tai kaip aš suprantu, jūs pasigendate šiek tiek vertybinio nuoseklumo, tiesiog politiniai praktikoje, kad nebūtų vieną dieną vienaip, kitą dieną kitaip. Aš absoliučiai su to sutinku. Tai sakant, Liberalų sąjūdis esu ne tik žmogaus teisių komiteto pirmininkas, bet ir programos priežiūros tarybos tokios pirmininkas. Tai, kitaip sakant, prisiimu tam tikrą atsakomybę, kad Liberalų sąjūdis kaip partija nuosekliai, reiškia, elgtųsi vertybiškai, neklaidžiotų tuose vertybiniuose labirintuose, labai aiškiai pasakytų už tą laisvą, už savo gyvenimą atsakingą, reiškia, kūrybišką žmogų. Tai visiškai tam pritarčiau. Aš manau, kad mes padarėm šiek tokį progresą kaip partija šitoj srity. Galbūt dėl to gavom ir didesnį rinkėjų pasitikėjimą negu kai kurios kitos vadinamos liberalios partijos, kaip Liberalų centro, pavyzdžiui, sąjunga arba Zuoko taip. Bet aš sutinku, kad taip, to dar labai trūksta ir reikia stengtis, kad to būtų dar daugiau. Bet šitoje vietoje esu visiškas sąjunga. Tai aš, ponia Rimantė, jeigu galima į minutę sutilpti su atsakymu vis dėlto pokytį, aš taip supratau daugiau Arino mintį, kas galėtų provokuoti tą pokytį, kad žmogaus teisės būtų tikrai gyva diskurso dalis. Nepriebėgom viena kita problema, pasiemam, patampom, numetam, bet vis dėlto, kad toks sąmoningumas būtų, jūs apie tai truputį kalbėjot, bet kas turėtų provokuoti tą pokytį? Iš ko jūs jo tikitės? Aš, žinot, iš tikrųjų labai galbūt sudėtingas klausimas, sunkus klausimas, kadangi, man atrodo, mes apie žmogaus teises, kadangi aš pati 15 metų dirbau Seimo kontrolierių, vaiko teisų kontrolierių įstaigose ir atrodo, kad kalbama buvo daug, kiekviena įstaiga, jeigu imsim kontrolierių, tam tikrą švietėjišką veiklą užsiėmė, gal vaiko teisų apsaugos kontrolieriaus įstaigai ypatingai čia vienu periodu, ne vienu, visus 5 metus dirbom, bet iš tikrųjų, kad